4 mėnesių sūnaus mama, tokia nauja rolė. Tai kaip visos mamos kalbu iš mašinos, parkinge. Jo, kažkaip pamiršau, kad šiandien dėkingumo diena, padėkos diena Amerikoje, tai sveikinu, kad švenčiat. Noriu paminėti, kad kai aš gyvenau Los Andžele, buvo tokia viena lietuvė, kuri mane kvietė į padėkos dieną. Aš buvau viena tenais ir jinai taip priglausdavo visus tuos studentus. Kai grįžau į Lietuvą 2016 metais, pasiekė žinia, kad jinai nusižudė. Ir aš tai truputėlį šitą netektį priskiriu Lanonui, kai labai rūpinėsi kitais, bet pamiršti pasirūpinti pati savim. Iš tikrųjų, tai kažkoks toks atsiminimas atėjo. Ir dar gal pristatysiu, tai sakiau, kad aš esu alkoholikė. Mano blaivybės data yra 2008 birželio 6. Mano globėja yra Sandy A. Ir turiu namų grupę, tai yra jaunimo grupė, kuri renkasi penktadieniais. Plius reguliariai lankau moterų grupę. Tai daugiau mažiau toks ritmas išliko dėl galimybės prisijungti prie online susirinkimų. Gal jeigu nebūtų online susirinkimų, būtų truputėlį sudėtingiau su ta mamystė ir blaivystė. Bet šiai dienai tai nėra labai jau toks, kaip čia, iššūkis lankyti online susirinkimus, būnant namuose su vaiku. Šiandien vakarieniavau, turėjau šiandien tokia, šiandien visa diena skirta, turiu dar po šito susirinkimo dalinuosi dar vienam susirinkime gyvai. Ir vyras po gimdymo buvo padovanojęs spa čekį, tai šiandien irgi buvau išėjus. Tai šiandien tokia gal viena iš tokių pirmųjų dienų, kur mama pasileido plaukus ir išėjo į trasą. Ir kažkaip skubėdama namo atiduoti pieno vaikui, sustojo pavakarieniauti vienoj kavinėj ir dabar kažkaip sėdžiu ir galvoju, koks atsitiktinumas. Kažkaip tais metais, kai aš prablaivėjau savo gimtadienį toj vietoj, nebuvo ta kavinė, bet toj vietoj švenčiau ir prisimenu, kaip ražiausi ir norėjau to tokio nežinojau, kur einu, bet norėjau vilties, nes buvo labai tamsu. Tamsu buvo ir tą vakarą lyjo, bet buvo ir tamsu viduje iš tikrųjų. Mano blaivybės data yra birželio 6, tai dar atkrytis laukia manęs už porą savaičių. Ir šiaip šiandien dabar sėdžiu ir galvoju, blemba, tas blaivas gyvenimas yra labai geras. Kažkaip taip neįtikėtina, kad gyvenu tą gyvenimą, kurį svajojau kažkada, būdama labai jauna. Aš atėjau 22-23 metų į programą ir labai ilgai programai kankinausi, nedariau žingsnio, nedariau 4, bėgdavau iš vienos šalies į kitą, keisdavau globėjas, galvojau, kad vyrai išgelbės ir suteiks prasmę gyvenime ir kažkaip tikrai padėkos dienos progą galiu pasidžiaugti, kad esu be galo dėkinga gyvenimui, blaivybei jums ir visiems kitiems už tai, ką šiandien turiu. Mes visai neseniai įsikraustėm į naujus namus miške Vilniuje. Turiu nuostabų vyrą, turiu sūnų, kuris atėjo pagalbinio apvaisinimo pagalba ir turiu daug globotinių, myliu myliu gyvenimą, noriu gyventi, va čia irgi tokia dovana. Ir iš vienos pusės iš tikrųjų nelabai žinau. Kaip visą tai nutiko man. Kaip ir žinau, bet tuo pačiu žinau, kad daug metų labai stengiausi ir kažkaip galvodavau, aš visą laiką būdavau labai aktyvi, bet kažkaip
galvojau, kad vis tiek gyvenimas kažkaip manęs duoda sunkias pamokas man šitoj vietoj. Tai šiandien, kur esu čia ir dabar, iš tikrųjų yra didžiulė, didžiulė dovana, kurią, man atrodo, kur ir knygoje rašo, nedėkingumas be veiksmų yra miręs. Ir žinau, kad šiai dienai aš turiu dar daugiau dirbti, dar daugiau tarnauti, dar daugiau globoti, dar daugiau sakyti taip. Nes irgi žinau iš patirties, kad yra labai sunku išlaikyti tai, ką turi blaivybei. Jeigu aš pradžioje galvojau, kad labai sunku yra ateiti ir išblaivėti, taip, tas yra tikrai be galo sunku. Bet dar sudėtingiau ir daugiau niuansų turi išlaikyti tai, ką jau turi sukūręs blaivybė iš tikrųjų. O noras nedaryti yra labai didelis, kai sekasi iš tikrųjų. Man atrodo, daug kas patvirtins, ne, kai sekasi, tada atrodo, kad va čia aš padariau šitos dalykus. Šiai dienai žinau, kad ne aš šitos dalykus padariau, nes buvo laikotarpiu tiek blaivybei, tiek vartojant alkoholių, kur aš nelabai norėjau keltis iš lovos, ne, ir sunkiai atsikeldavau, tai tikrai to jėgų nebuvo. Tai va, vartojau alkoholių visą laiką nelabai saikingai, nuo pat pirmų kartų. Mano tie pirmi kartai buvo su padauginimu ir aš kaip taip galvojau, kad visi taip geria. Nežinau, šiai dienai mano vyras yra, kaip čia, anormy, normalus gerikas, kuris išgeria ten, nežinau, taurę vyno, vieną kokteilį ir jisai sako, aš daugiau negaliu gerti, nes reikia vairuoti, ne, arba negaliu gerti, nes apsvaigau ir nenoriu. Ir aš, arba ten, nežinau, turi nežinau, butelių, kurie stovi, nežinau, 5 metus, kiek aš jį pažįstu ir jam tas netrigerina jo. Ta prasme, mane kartais pradeda labiau erzinti atidaryti buteliai po 17 metų blaivybės. Ir aš šiaip galvojau, kad yra normalu prisigerti. Ir dabar po blaivybei būnant, aš suprantu, kad tai nėra normalu. Nenormalu yra norėti dasimušti iš tikrųjų, netgi nėra normalu. Kas mane ganėtinai stebino. Nes ta būsena, kurią aš prisimenu vartojimo alkoholio, jinai tik tai tokia ir yra. Aš kitaip alkoholio ir savęs niekaip kitaip neprisimenu. Tai prisimenu, vienas iš tų pavyzdžių buvo, kad išrinko mane mokyklos prezidentę, vakare turėjom švęst, kol visi susirinko, aš jau tualete vėmiau. Ir man labai daug tokių praleidimų visi duodavo vien tik tai dėl to, kad aš labai gerai mokiausi, buvau aktyvi studentė, moksleivė ir man atrodė tai, kad aš galiu suderinti vakarėlius, gerimą ir šitos pasiekimus, va čia ir yra menas gyventi iš tikrųjų. Jums nepavyksta, tai čia jūsų dalykai, bet aš neturiu pasiekmių. Ir maždaug taip ir daugiau ar mažiau tas gyvenimas vyko, kol net važiavau į Vilnių ir kažkaip dingo ta tėvų kontrolė, labai įsijungė baimė, nes aš gyvenau kaime tuo metu ir man atrodo, kad visi geresni už mane ir tada aš iš tikrųjų labai greitai pradėjau gerti kiekvieną dieną, išskyrus savaitgaliais. Nežinau kodėl. Susiradau tuos pačius draugus, kurie gėrė lygiai taip pat kaip ir aš gėriau ir man tada tas gėrimas vėl buvo toks, kaip čia, normalus gėrimas, nes visi taip gėrė aplinkui, gal net daugiau netgi gėrė, negu aš gėriau ir man tai atrodė vėl ne problema kažkaip. Bet kiti dalykai man atrodė problema, man atrodė
kad vat kažkokia aš prastesnė esu, man atrodė, kad visi geresni yra, bet tuo pačiu didžiulis labai ego ėjo. Man atrodė, kad man depresija yra. Labai daug tokių kažkokių išorinių dalykų, su kuriais aš bandžiau paaiškinti savo būseną, kurią aš jaučiau ir kurią darant pirmą žingsnį aš išsiaiškinau, kad tai būtent ir yra alkoholizmas. Mano istorija yra, kad aš 7 metus nepadariau žingsnių, vis bandydavau, kažką ten darydavau, nedadarydavau, 4 rašiau 3 metus su 3 globėjom ir kai aš tuos žingsnius praėjau, tai vat, man pirmas žingsnis aš buvau daug metų blaiva, jau tuo metu ir tas pirmas žingsnis buvo toks, aš gal netgi nustebau, nes man atrodo, kad jau ką, bet jau pirmą žingsnį tai aš iš tikrųjų padariau. Ir man buvo paaiškinta, kad pirmas žingsnis turi 3 dalis. Tai yra kūnas, protas ir siela. Kūnas tai yra, kad aš esu kitokia ir su kitaip reaguoju alkoholį. Tai yra, aš turiu alergiją alkoholiui ir ne visi žmonės turi. Kaip ir sakiau, mano vyras kablio neturi, jis neužsikabliuoja. Jam, ta prasme, tai yra visiškai normalu, ne? O aš vat kažkaip į alkoholį kitaip reaguoju. Ir kas labai įdomu, tas konceptas alergijos, aš visą laiką girdėdavau jį, bet tik praėjus žingsniais aš suvokiau, ką reiškia ta alergija. Ne? Anksčiau kažkokia ten braškės alergija, kitaip reaguoja, aš nelabai suvokiau, bet po to kažkaip labai paprastai, jeigu mes geriam iš vieno butelio, tai vienas gali gerti po to savaitę, o kitas išgers stikliuką ir nueis miegoti, eis į darbą, kur šeimą, kur santykius, bus sąžiningas, mokės mokesčius, ne? O aš suksiu, viniosiu ir kažkaip kitaip darysiu ir man tada reikės 12 žingsnių, kad aš tiesiog galėčiau išgyventi vieną dieną be alkoholio ir nekenkdama kitiems. Ir tas man iš tikrųjų per pavyzdžius labai aiškiai atrodė. Kitas dalykas, kuris man esant su daug metų blaivybės labai išgąsdino ir galbūt ir iš čia atsirado tas poreikis antram žingsniui, tai yra, kad aš būdama visiškai blaiva nusprendžiu eiti gerti. Ir mano paskutinis atkritis toks ir buvo. Aš iš vakaro padariau ten pirmą žingsnį, pasakiau, kaip alkoholis pakenkė mano gyvenimui, žodžiu, kaip ten buvau davus pažadą gydytojai, per kurį aš atėjau į AA, kad aš nevartosiu. Ir kai atėjo mano metas vartoti, eilė man visi pažadai, kuriuos aš davau prieš mėnesį ir kuriais aš tikrai tikėjau, mano pasiekmes, kurias aš buvau įsivardinus, išsitrynė iš mano blaivaus proto. Nepagėrusio, apsvaigusio proto, bet visiškai mėnesį laiko nieko nevartojant. Mano mąstymas pasikeitė. Ir šitoj vietoj aš supratau, kad čia žmogiškoji jėga nieko negali padėti. Esu ganėtinai logiškas žmogus, su universitetiniu išsilavinimu, ne? Jau tikrai protų nesiskundžiu, bet kas susijęs su vartojimu ir alkoholiu, mano protas, būdamas blaivas, atsijungia. Ir aš kažkada girdėjau istoriją, kad kai kurie žmonės per atkritį net nuvažiuoja kilometrus, būdami blaivi, nusipirkti alkoholio. Ir nešauna mintis, kad gal nereikėtų būnant blaivėje, ne? Ir aš tada supratau, kad jokia žmogiškoji jėga man iš tikrųjų nepadės, jeigu toks mąstymas pas mane sugrįš, ir aš labai išsigandau. Nes aš jau žinojau, ką reiškia vartojimas, aš jau žinojau, ką reiškia sausa blaivybė, ir aš norėjau tos tikros blaivybės, ir tada aš sakiau, gerai, gerai, priimsiu aš tą dvasinį sprendimą šitoj vietoj. Ir kai aš atvažiavau į Los Andželą, man buvo 5 metai blaivybės. Ir
Ir aš žiauriai kankinausi atvažiavus. Man atrodo, kad išsipildė dalinai mano svajonė. Aš norėjau studijuoti kiną, aš studijavau Los Andžele kiną, tai čia yra didžiausias, nežinau, svajonės išsipildymas, o aš norėjau mirti, būdama blaiva. Ir aš niekaip nesupratau, kas su manim vyksta iš tikrųjų. Ir aš ėjau į susirinkimus, turėjau globėją, kaip ir sakiau, 4 žingsnio nedariau, tai kelis kartus pakeičiau globėją, visaip kaip ten spurdėjau, bet aš niekaip nubuksuodavau vietoj iš tikrųjų. Ir tada, kai praėjom tą pirmą žingsnį, man sako, yra ta liga ir siela veikia. Ir, nežinau, angliškoje knygoje tai vadinasi bedevilments, kur sako, ar mes negalėjom būti naudingi kitiems, mus kamavo kančia ir depresija, mes buvom finansiškai nestabilus, ne? Šitas paragrafas iš, nežinau, kurios skyriaus. Ir vat būtent tas paragrafas visiškai tobulai apibūdina mano būseną, būnant 5, 6 ar 7 metus negeriant, nevartojant ir būnant blaivai. Priejo prašyti alkoholio parkingė. Tai va, ir taip tobulai apibūdino tą būseną, kurią aš jaučiau, ir aš supratau, kad ir vienas labai įdomus dalykas, aš labai, būtent tą būseną bandžiau gydyti kitais būdais. Mokslais, pasiekimais, AA ir ne AA. Bet tas A garbė troškiškumas, dėl ko tikriausiai yra tos 12 tradicijų. Vyrais, man atrodė, jeigu aš sutiksiu tą tobulą vyrą, sukursiu tą tobulą šeimą, va tada mano būsena pasitaisys ir viskas bus gerai. Tada šalis, atvažiavau į Los Andželą, saulė šviečia, o žudytis noriu, man atrodė, ta prasme, daug tokių išorinių dalykų, kurių aš iki tol galvojau, kad jeigu aš pasieksiu, padarysiu kažkaip, tada mano būsena pasikeis ir tada viskas bus gerai ir tada aš galiu daryti AA. Nes čia su A nesusijęs su alkoholizmu dalykai. Ir būtent tas paragrafas man išaiškino, kad palauk, kad būtent AA ir yra atsakymas į mano būtent šitas būsenas visas. Ne vyrai, ne darbai, ne pasiekimai, bet būtent tarnystė AA, žingsniai, globėja, grupės ir panašiai yra atsakymas. Ir taip gavosi, kad aš tiesiog mečiau save į grupės. Aš pradėjau vaikščioti beveik kasdien po 2 kartus, jeigu galėjau, nors tuo mastu mokiausi, aš padariau tą 4 žingsnį, aš padariau 9 žingsnį iki galo. Ir tikrai buvo tokių, kur man reikėjo eiti į banką, kur aš galvojau, kad esu skolinga labai daug pinigų. Ačiū Dievui, buvo senaties terminas suėjęs, tai jeigu ir buvau skolinga, tai jau buvo viskas, kaip čia, užtušuota. Ir jau buvo neaišku, kiek ten tų pinigų buvau skolinga. Ta prasme, tikrai dariau tokius žygdarbus, kuriuo aš niekada dabar šiai dienai nesuprantu, iš kur pas mane tiek drąsos buvo. Bet aš buvau taip įtikėjus, man ta prasme taip pasikeitė būsena ir aš supratau, kad mano vienintelis atsakymas, jeigu aš noriu gyventi blaiviai, laimingai ir džiaugsmingai, yra AA. Ir 2016 metais aš grįžau į Lietuvą ir labai įdomu, kaip aš visą laiką savo globotiniam sakau, kad jeigu ateina globotinė, visą laiką sakyk taip, nes nežinai, kas laukia, nors atrodo, kad galbūt ir per daug tų globotinių yra kartais, bet tu nežinai, kas už kampo. Ir man taip labai dažnai būdavo. Lemba, jau čia galvoju, kurią čia atleist, kuri čia mažiau daro, čia gal jau nesakyt globotinėms, nes jau per daug, jau čia per tų tarnyšių per daug. Ir nežinau, koks nors ten išsiskirimas ar kokia nors nelaimė. Ir tada galvoju, ačiū Dievui, kad aš tas globotinės turiu. Skaitau tą knygą ir man tai valandai pagerėja, kiek aš skaitau iš tikrųjų. Tai ir 2. ir 3. žingsnis man iš tikrųjų ir yra toks
aš nežinau Dievo valios ir aš nenoriu interpretuoti, aš nežinau, kokia ta Dievo valia yra man. Bet aš žinau, kad Dievas nori vieno dalyko, kad aš visą laiką būčiau kiek galima dažniau susirinkimuose, kuo dažniau tarnaučiau ir kuo daugiau padėčiau kitiems alkoholikams, ne? Ir kol mano rankos užimtos šitais visais darbais, mano gyvenimas, aš neturiu laiko sugriauti savo gyvenimo, nes aš tokia griovėja savo gyvenimo dažniausiai esu. Ir tai kai aš nežinau, kaip elgtis, kai aš nežinau, ką man daryti, kai aš nežinau, kas manęs laukia, arba atsiranda noras interpretuoti Dievo valią, aš tiesiog einu į susirinkimą, atvirai dalinuosi susirinkimuose, kaip iš tikrųjų yra, o ne kaip aš norėčiau, kad žmonės mane matytų. Sakau taip tarnystėm. Šiuo metu, aišku, tų tarnyšių truputėlį sumažėjo, nes mano paskutinis trimestras buvo ganėtinai sudėtingas ir aš nėštume pakeičiau globėją ir kažkaip jinai vienu metu, kai jau netgi per pagalbinę apvaisinimą, jinai sakė, jau gal biški reikia tau mažiau streso, tai tų tarnyšių biški mažiau atsirado, bet globotinės gali patvirtinti, kad aš vis tiek kažkur veikiu, kažką darau. Mano vyras visai nesenai sužinojo, kiek aš globotinių turiu, tai susiėmė už galvos, bet per tiek metų nepajautė niekada, kad kažkaip atimu šio laiką, tai labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad jisai remia mano blaivybę, penktadieniais visą laiką primena, kad reikia eiti į susirinkimą, o jeigu noriu nusimuilinti, tai jisai man sako, taigi reikia eiti ir išstumia į susirinkimą, online arba gyvai. Dėl to, kai moteris klausia, kada sakyti per pasimatymą, kad esi narė, aš visą laiką sakau, 2., 3. pasimatyme, nes pirmo dar negazdinsi mane, bet jeigu pasakysiu po 3, aš jau dažniausiai būnu prisirišus prie to žmogaus ir nenoriu prarasti, ne? Bet 2., 3. dar yra, kad jeigu jam nepatinka, kad aš esu narė, tai eina jisai ant 3 raidžių, nes aš vis tiek į ją turėsiu vaikščiot, turėsiu tam skirti daug laiko, kad aš išlikčiau blaivi ir žmogus, su kuriuo kas nors nori būti santykyje, ne? Ir jeigu tam žmogui netinka, tada mums nepakeliui yra šitie dalykai. Ir taip radikaliai, bet, aš radikaliai ir sirgau iš tikrųjų, skirtingai negu kiti. Tai mano tas dvasingumas yra labai susijęs su aš šiaip nesi. 11 žingsnis pas mane irgi nesusijęs su religija, bet tai, ką aš girdžiu ir jaučiu, ką aš mokausi iš jūsų, iš savo globėjos, tai tos dvasinės pamokos, tai ir duoda tokį kompasą, kaip gyventi tą blaivą gyvenimą, ne? Nes vienas dalykas yra prablaivėti. Ir tai yra sudėtinga ir žavu tuo pačiu. Bet tada ateina tas laikotarpis, kur, man atrodo, daug žmonių paslysta. O ką reiškia blaiviai gyventi? Ką reiškia blaiviai gyventi? Ir tas blaivas gyvenimas man kaip nariai dar turėjo, aš turėjau priprasti, kad nėra ferverkai. Kad tai ganėtinai nuobodus gyvenimas yra. Ir kokiais 5, 6 metais buvo tokia krizė, ir žinau, kad tai vadinasi 5, 6 metų krizė, kai atrodo, tai tik tiek, aš čia esu blaiva, turtų nėra, nieko nėra, žodžiu, toks mėgtas gyvenimas. Ir tada kažkaip praeini tą krizę ir galvoji, ačiū Dievui, kad nebebėra ferverkų, ačiū Dievui, kad tas gyvenimas yra nuobodus. Čia ir yra blaivybė iš tikrųjų, čia ir yra tas normalus gyvenimas ir man jį tokį reikia išlaikyti kartu su jumis šitoj vietoj. Ir man 4. žingsnis, kaip ir daug kartų minėjau, šiandien buvo labai sudėtingas jį padaryti. Aš nežinau kodėl, bet labai daug mačiau moterų, kurios, kaip ir aš, straglinau daryti tą 4. žingsnį ir darė viską, kad tik tai nedarytų 4. žingsnį ir dažnai įvyksta atkryčiai 4. žingsnį, ne,
iš mano patirties atkryčiai arba išėjimas iš A vyksta būtent 4-9 žingsnį. Aš nežinau, kodėl, nesuprantu, nesu profesionalė, bet, statistika tokia yra. Ir aš esu tos statistikos pavyzdys. Bet kai jau mane santykiai įmušė į tokią vietą, kur aš nebeturėjau aš nebežinau, ką galvoti, kodėl man tai vyksta, aš nebeturėjau jokio sprendimo, jokio pasiūlymo savo, kaip išeiti iš šitos situacijos. Tai buvo susijęs su vyrais. Tiesiog aš buvau, bet jau ne tai, kad aš pasidaviau, man net mintis nebekilo, ką daryti, nes man atrodo, kad aš ten viską išbandžiau su tais vyrais. Ir su gražiais, ir su negražiais buvau, ir su jaunesniais, ir su vyresniais, žodžiu, ir man nepavyksta tų santykių sukurti ir viskas. Čia, nežinau, 8 metai, 7 blaivybės. Ir tada aš per parą parašiau tą 4 žingsnį, kurį atidalinėjau daug metų. Ir globėja globėja Marilyn manęs laukė kokius metus laiko, kol aš parašysiu, ir aš esu dėkinga jai, kad jinai laukia manęs. Ir kai parašiau, jinai iškart surado laiko, mes perskaitėm. Ir bendras tas vardiklis buvo, kad aš labai jaučiausi nemylima. Ir jeigu jaučiausi taip nemylima, kad ar aš ateinu į darbą, aš ateinu į santykius, aš jau ateinu su ta baime, kad jūs manęs nemylėsite taip, kaip mane reikia mylėti iš tikrųjų, ne? Aš taip pat ir į grupę ateinu ir tada reikalauju dėmesio iš jūsų, nes viduje bijau, kad jūs mane kaip nors atstumsit, nemylėsit ir aš turiu užsitarnauti jūsų meilę iš tikrųjų. Ir labai graži ta tradicija yra, kad vienintelė sąlyga būti draugijos nariu yra noras mesti gerti, ne? Ir prisimenu, kad vienais metais darbinio renginio metu aš labai pergyvenau ir galvoju, čia kaip A grupiai. Vienintelė sąlyga būti yra tiesiog būti čia. Aš daugiau neturiu nebūti nei geresnė, nei blogesnė, nei ten įrodanti, nei daranti. Aš tiesiog galiu būti čia, nes noriu būti čia iš tikrųjų, ne? Net blaiva neturiu būti. Aš tai tiesiog turiu noro turėti būti čia, ne, šitoj vietoj. Toks gražus dalykas ir man tas 4 žingsnis labai daug padėjo ir ypač tas 4 stulpelis pagal tą būdą, kaip mes ėjom, jos baigėsi tuo, kokios baimės yra. Ir supratau, kad mano pykčiai dažniausiai kyla iš baimių. Tai labai dabar natūraliai gaunasi, jeigu pykstu, iš karto einu į baimės ir galvoju, tai ko aš čia bijau? Kur čia manęs neįvertins, kur manęs nemylės? Ir tos baimės visą laiką daina iki to, kad aš nepasitikiu Dievu. Ne? Kad Dievas neduos tiek, kiek aš noriu, kad Dievas kažkaip savaip padarys, negu aš noriu, ne, šitoje vietoje. Visų pagrindas, kiek aš klausiausi 5-4 žingsnių, baimė yra būtent tas audinys, kuris mane kaip alkoholikė išausta su manim iš tikrųjų yra ir iš to kyla dažniausiai pykčiai, ne? Ir seksualinė inventorizacija buvo tiesiog. Aš supratau, kad turėjau labai daug reikalavimų tiems vyrams, ne, iškart turėjau reikalavimų. Bet labai nustebau, kad aš niekada nepagalvodavau, o tai ką aš atnešu į santykį, o koks mano indėlis, o kaip aš noriu būti santykiu, kokia aš mergina noriu. Nebūdavo reikalavimų sąrašas. Pirmas pasimatymas ir iškart man to reikia, man ano, man 3, man 4, ne, ir tas tiek bandymų, ne, su tais vyrais ir kažkaip. Ir dar vienas dalykas, aš niekaip negalėdavau būti ištikima. Jeigu ir susirasdavau vyrą, man labai greitai atsirasdavo koks nors kitas, aš nežinau, kodėl tokia destrukcija buvo, bet tai buvo iš tikrųjų. Ir tada po 5, kažkaip 6, 7 man globėja labai aiškiai išaiškino, kaip tik visai nesenai buvusiai globėjai rašiau, kad susilaukiau sūnaus ir kad nes daug, porą metų buvom nebendravę.
ir rašiau, sakiau, nes man globoti neparašė, tai sakau, prisiminiau, ką sakei. Bet koks galvojimas apie save, ar geras, ar blogas, yra galvojimas apie save. Ir tai mano didžiausias būdo trūkumas, 6-7 žingsnis. 7 žingsnio malda sako, kad Dievas priima mane gerą ir blogą ir aš turiu tarnauti jam, ne, ir turiu būti naudinga jam su savo būdo trūkumais. Tai vadinasi, man būdavo taip, kad aš sėdžiu ir galvoju, tai jeigu dar šitą pakeičiau, dar aną pakeičiau, tai trečią pakeičiau, tai jau gal tada kažkaip būčiau. Ir su tokiais pamąstymais skambindavau globėjai ir globėja pasakė, kad bet koks mąstymas apie save yra blogas. Ar aš ten galvočiau, kokia aš faina ir graži, ir čia gražiausia, ne, ir panašiai. Mąstymas apie save. Jeigu aš save kalu prie kryžiaus ir save kritikuoju, vadinasi, aš galvoju apie save, aš negalvoju, kaip aš galiu būti naudinga jums, ne? Nes man kaip alkoholikė reikia išeiti iš savęs. 8-9 žingsnis man buvo ir įsikau ant tokios bangos aš jau tą 8-9 daryti žingsnį. Kad tiek daug energijos buvo, kad wow, ir tas žingsnis pas mane yra pabaigtas. Stengiuosi būti gera sesuo, gera dukra, tas gyvenimo dalykai, to gyvenimo, kaip čia, ilgalaikiai, net tie atitaisymai gyvenimo. 10 šiuo metu nerašau, per pandemiją buvo, kad ilgą laiką kasdien rašiau irgi, tas labai naudinga yra. Šiai dienai yra kažkokie vakariniai pamąstymai, ypač kai sūnų migdau. Prisimenu, kai mano viena iš pirmųjų globėjų tą patį sakė, kad sako, kai vedu savo vaiką migdyti, tada pergalvoju savo dieną iš tikrųjų. Ir 11 man kažkaip sakau, kaip ir minėjau, labai susijęs su AA ir tas pamokas ir ypač, man atrodo, daug duoda tas globėjavimas, kai aš matau, kai kiti eina per situacijas, kurios anksčiau užmuldavo juos iš vėžių ir kažkaip įveikia tas situacijas, ne, kaip keičiasi, kaip negeria, kaip šeimos keičiasi. Tai čia, man atrodo, didžiausias dvasinis įkvėpimas, koks tai gali būti. Man atrodo, net kai kurie bažnyčios nariai mums pavydi šitų dalykų, ką mes matom, kokius perversmus daro dvasingumas su mumis alkoholikais. Ir 12 žingsnis tai yra tą gyvenimą, kurį aš turiu šiandien, tai yra dėka AA. Ir aš negaliu neturėti laiko AA tarnystėje, ne? Ir prisiminkim, kaip atsirado AA. Neatsirado, kad Bilas išblaivėjo ir tada pradėjo gyventi savo gyvenimą ir retkarčiais nueidavo į susirinkimą, ne? Bilas dirbo su alkoholikais ligoninėse gatvėse ir po 3 mėnesių sako, bet niekas neišblaivė. Ir jo žmona jam sako, Bilai, bet tu esi blaivas. Ir tas sutinka Bilą ir Bilas sutinka Bobą ir taip gimsta ne iš 1000 susirinkimų, kuriuos aš galiu pasirinkti šiandieną, neprisijungti, nuvažiuoti ir panašiai. Bet gimė iš to, kad vienas alkoholikas neša žinią kitam alkoholikui. Ir tas žinios nešimas nebūtinai, ne kiekvienas gali globėjauti, aš daug metų neglobėjavau, bet gali išplauti puodelius, gali atrakinti duris, gali pravesti susirinkimą, gali paimti naujokės telefono numerį ir nuvežti į susirinkimą sekantį, gali prisiminti, kad kažkam sunku susirinkime, paskambinti kitą dieną ir paklausti, ar viskas yra gerai. Ir tai yra tarnystė, kuri ir yra 12 žingsnis man šiai dienai. Tai ačiū, kad šiandien esu ir kad esu blaivi.